Gerbiami Seimo nariai, gerbiama pirmininkė, turbūt reiktų pradėti, kalbant apie šį įstatymą, kad jeigu nieko nedarysime, Lietuvos sumokami įnašai ES padidės bent jau rengiant šį projektą nuo 13 milijonų buvo skaičiuojama iki 20 milijonų pagal naują ES metodiką. Tai šitas įstatymas ir skirtas užtikrinti, kad šį mokestį, šį įnašą ES mokėtų tie, kas sukuria plastiko taršą, plastiko pakuočių, pateikia plastiko pakuočias į rinką ir taip pat sukurti tiems, kurie tiekia tas pakuotės į rinką, paskatas perdirbti savo pakuotės, o ne tiesiog deginti. Nes šiandien turime tokią problemą, kad daug pakuočių tiesiog geriausių atvejų sudeginam. Visą laiką mąstydavau, kokią mums prasmę ir reikšmę turi rūšiavimo konteineriai prie mūsų namų, prie daugiabučių. Ir turbūt daugelis įsivaizduojame, kad tai yra, jie skirti surinkti pakuotės tam, kad perdirbtume, bet realybė yra tokia, kad tos surinktos pakuotės rūšiavimo konteineriuose blogesnių atveju jos dega taip, kaip dega nesiniai ekoservisas, arba geresnių atveju mes matome, kiek esame pasistatę deginimo jėgainių, kogeneracinių, tai Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos deginimo jėgainės, kur tos pakuotės nukeliauja. Ir tiesa yra tai, kad plastikas šiandien yra puikiai medžiaga pakavimui, bet jinai nėra šiandien pritaikyta ir pagaminta, nėra paskatų pakuotės gaminti tokias, kad jos būtų tinkamos perdirbimui, ir tą mes šiuo įstatymu ir keičiam. Sukuriam realias paskatas, įvesdami platesnį mokesčių už aplinkos teršimą, įvesdami tokį mokestį ir sukuriam paskatas, kad nebeperdirbti plastiko pakuočių tiesiog nebeapsimokės. Ir kelios tokios pastabos dar papildomos, kurios išaiškėjo kontekste diskutuojant apie šį įstatymą. Vienas dalykas dėl kombinuotų pakuočių. Labai svarbu, kad nepaliktume spragų tame, kaip mes formuluojame mokestį, tame, kaip mes įtaikome. Ir kombinuotas pakuotės yra tos, kurios iš tiesų gali būti traktuojamos ir kaip plastikinės, ir kaip sudėtinės iš skirtingų medžiagų, pavyzdžiui, net ir jūsų kavos puodukas dažnai atrodo popierinis, bet net ir jis turi plastiko sluoksnį. Tada egzistuoja labai daug pilkų zonų, ką mes kaip galim deklaruoti, kaip plastikinė ar kaip kombinuota pakuotė, ir iš tiesų neturėtume daryti čia skirtingų traktavimų, skirtingų išimčių, ir kombinuotos, ir plastikinės pakuotės turėtų būti apmokestinamos vienodai, turėtų būti taikomas vienodos mokestinės sąlygos. Ne mes vieni, kalbant apie europinį kontekstą, ne mes vieni ieškoma būdų, kaip šitą ekologinį mokestį įgyvendinti, nes ES įnašą moka visos šalis ir visos galvoja, kaip jos galėtų tą įnašą susimokėti. Ir turiu pažymėti, kad daugelis Europos šalių iš tiesų nuėjo griežtesnių kelių. Jos ne tik reikalauja perdirbti plastiką ir taip sutaupyti plastiko mokesčių, jos reikalauja pakuotės gaminti iš jau perdirbto plastiko. Tai yra jau į pačias pakuotės būtinai įdėti perdirbtą plastiką. Mes einam šiek tiek paprastesnių verslų keliu, tai yra Lietuvos atveju patvirtinus šį įstatymą. Jeigu verslas iš savo pakuotės, iš savo kažkokios maisto pakuotės pagamintų, kad ir šiukšlių maišus, perdirbtų jas iš šiukšlių maišus, tai jau būtų laikomas tinkamos įstatymo įgyvendinimas, ir mes, tiesą sakant, šiuo atveju, manau, teisingai darome, kad tas perdirbimo sąlygas padarom lengvesnės ir lengviau įgyvendinamas. Noriu užsiminti ir apie mokesčių reformos kontekstą. Noriu pakviesti palaikyti šį projektą ir atkreipti dėmesį, kad priimdami šį sprendimą mes atlaisvintume lėšų tiek neįgaliųjų projektų finansavimui, tiek mokytojų atlyginimams, tiek visiems kitiems projektams. Ir tikrai nėra taip, kad Seimo nariai, kad Laisvės frakcija ar kiti, kurie kartu teikia šitą įstatymo projektą, tik pasiūlo, kur pinigus išleis, bet tikrai pasiūloma ir kur tų lėšų gauti. Ir norėčiau pabaigti su tokiu trumpu kreipimusi į mūsų ministrus, ir į ekonomikos ministrę, ir aplinkos ministrą, kuris šiuo metu nusisukęs nelabai klausosi, ir į finansų ministrę, kuri klausosi. Šitas mokestis, jisai nėra skirtas susirinkti kuo daugiau, kaip sakyti, kad mes neišlošim iš to, kad jis bus kuo didesnis. Kuo daugiau plastiko perdirbsime, tuo mažiau mokės verslas, tuo mažesnis bus mūsų įnašas į ES. Tai kad mums pavyktų daugiau perdirbti, reikia transformacijos ir verslui, naujų pakavimo linijų,
kad jie galėtų pakeisti savo pakuočių linijas. Reikia transformacijos atliekų sektoriuje, kad mes galėtume surinkti, turšiuoti atliekas ir efektyviau tai daryti, nes mes matome iš ekoserviso gaisro, kad tai nėra daroma tinkamai Lietuvoje. Ir reikia palaikymo iš finansų ministerijos, kad tikrai tokios iniciatyvos, tokios priemonės, jeigu jos atsirastų kitų metų biudžete, kad joms būtų pritarta. Tai kviečiu apie tai pagalvoti, planuojant kitų metų biudžetą ir kviečiu palaikyti įstatymo projektą. Ačiū.